Ginčas tarp Turkijos ir Izraelio auga po to, kai Turkijos prezidentas Redžepas Tadžipas Erdoganas pareiškė, kad Izraelio išpuoliai prieš Siriją ir Libaną pasiekė tokį lygį, jog jie kelia grėsmę ir Turkijai. Ir Izraelio agresija turi būti sustabdyta. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahus atkirto, pavadindamas jį antisemitiniu diktatoriumi. Redžepas Tadžipas Erdoganas, kuris vykdo genocidą prieš kurdus, remia teroristinę organizaciją Hamas, engia savo tautą ir kalina politinius oponentus, yra paskutinis žmogus galintis pamokslauti Izraelio valstybei apie moralę. Daugiau įžvalgų pateiks daktaras Sinanas Gidis, vyresnysis Turkijos ekspertas iš Demokratijų gynimo fondo. Sinanai, ką Erdoganas turi omenyje, sakydamas, kad smūgiai Sirijoje ir Libane kelia grėsmę ir Turkijai? Ir ar tai yra grėsmė, kuriai Erdoganas iš tikrųjų ruošiasi priešintis? Taip, turiu omeny, kad yra tik tiek retorikos, kiek gali skleisti ir girti, kol ji tampa politika arba, žinote, ta retorika formuoja suvokimą ir paskui skatina veiksmus. Esmė tokia, žiūrėkit, mes girdėjom, kaip Erdoganas nuolat sako tokius žodžius, ypač nuo spalio 7-osios. Ir manau, kad tai, ką jis dabar sako, yra susijęs su neseniai pasirašytų Saudo Arabijos ir Turkijos susitarimu atstatyti Hidžazo geležinkelį, kuris eis per Jordanijos ir Sirijos teritorijas. Ir manau, kad tai jam yra problema, nes jis iš esmės bando pasakyti, kad Turkija iš esmės paliks savo pėdsaką teritorijose, kurios yra jautrios Izraelio saugumui. Taigi, ką ši priešprieša platesnėme kontekste tarp Izraelio ir Turkijos reiškia JAV prezidentui Donaldui Trumpui? Jis palaiko gerus santykius tiek su Erdoganu, tiek su Netanyahumi. Taip, tai puikus klausimas. Deja, kiek tai susiję su Trumpu, mes matėme, kad administracija Vašingtone iš tikrųjų sumenkina esminę eskaluojančią retoriką ir vis didėjantį grasinantį elgesį, kurį demonstruoja Erdoganas ir Turkija. Ir Trumpas planuoja atvykti į Vašingtoną į NATO viršūnių susitikimą Liepą. Jis sakė, kad dalyvaus tame susitikime. Ir tai taip pat paskatino jo ambasadorius ir specialusis pasiuntinys Tomas Barakas. Žinote, tai yra erzinantis šios situacijos aspektas, nes išskyrus šiuos du, Vašingtonas tiek kongreso, tiek kitų politikos formuotojų lygmenyje yra labai susirūpinęs dėl nuolatinio Erdogano eskaluojančio elgesio. Taigi, teks palaukti ir pamatyti. Kalbant apie tą eskalacinę laikyseną, Turkija eskaluoja padėtį ir kitur regione ir aš kalbu apie Kiprą. Pranešama, kad Turkijos naikintuvai trukdė orlaivį, kuriuo į Kiprą skrido Europos gynybos ministrai. Ką šis incidentas parodo? Taip, manau, kad tai tikrai vyksta prieš NATO viršūnių susitikimą. Matome, kaip Turkija demonstruoja jėgą ir pozicijas, tarsi sakydama, žiūrėkite, ar galbūt esame strategiškai izoliuoti regione, nes stiprėja ryšiai tarp izraeliečių, kipriečių ir graikų. O dabar, kai prancūzai pasirašė pajėgų statuso susitarimą su Kipro vyriausybė, pagal kurį prancūzų kariai bus dislokuoti saloje, Turkija akivaizdžiai demonstruoja jėgą ir sako, žiūrėkite, mes neleisime, kad tai liktų be atsako. Tačiau realybė tokia, ką ji gali padaryti. Ir žinote, naujienos, apie kurias kalbėjote vakar ar užvakar, mes matėme, kaip lėktuvas, kuriuo skrido Graikijos gynybos ministras, buvo perimtas ir tam tikrą prasme priekabiaujama Turkijos F-16 naikintuvų. O turkai sako, žiūrėkite, tai nebuvo virš Kipro oro erdvės, tai buvo virš Šiaurės Kipro Turkų Respublikos oro erdvės, kuri žinoma nėra valstybė, kurią kas nors pripažįsta išskyrus Turkiją. Taigi tai yra demonstravimas, pozavimas, bet tai nėra pavienis atvejis. Jei žiūrėsite į tai kartu su Redžepo Tayyipo Erdogano žodžiais ir kitomis eskaluojančiomis priemonėmis rytų viduržemio jūroje, Turkija nešvaisto laiko ir save pristato kaip galę, kuri regione turėtų pranokti Iraną. Tai ką tada turi daryti NATO ir Europos šalys, jei jos stebi ne tik veiksmus, bet ir retoriką? Manau, tai unikali galimybė Europos valstybėms ir NATO sąjungininkams, kurie dalyvaus NATO viršūnių susitikime Liepą. Tačiau net ir prieš tai pasakyti, žiūrėkite, išdėstykite taisyklės, griežtai perspėkite ir pasakykite, žinote, jūs galite būti NATO sąjungininkas, partneris ir mes suinteresuoti bendradarbiauti su jumis prieš artėjančią Rusijos grėsmę, kuri tarsi užgožia Europą. Tačiau mes netoleruosime jūsų priešiško ir agresyvaus elgesio esamų sąjungininkų regione atžvilgiu. Mes negalime leisti karo tarp Graikijos, Kipro ir Izraelio. Ir jūs nesnorite tarsi perbraižyti jūrų bei teritorinės sienas šiame regione.
Ir iš esmės bandote įsiveržti į artimuosius rytus per Siriją kaip naujoji pagrindinė galybė, kuri diktuoja visas taisyklės. Ir žinote, Erdoganas neseniai savo parlamento frakcijai pasakė, kad Izraelis turi būti sustabdytas. Ir akivaizdu, kad tai sulaukia daug žiniasklaidos dėmesio. Bet jei Europos ir NATO lyderiai neatsistos ir griežtai jų nesudrausmins, bijau, kad Erdoganas toliau elgsis karingai ir tęs savo priešišką retoriką, jei ne veiksmus. Daktare Sinanai Gidi, tai labai svarbi tema, kurią turime aptarti dėl regioninių pasekmių. Labai malonu Jūs matyti čia į 24 News English. Ačiū Jums. Ačiū Jums.